Mačiute, Ką? palinkėkit ką nors tam stalui. Kam? Tokiam? Londonui. Londonui? Kad mes labai išklausėm, labai pakilioj nuotaikoj. Dabar man atgavau jėgas, kadangi išgėriau močiutės. Ką išgerėt močiutė? Močiutės imbielinę. Naливка. Ne naливka. Na, žodžiu, močiutės gėrimas su imbieru man iš karto pakėlė nuotaiką ir man labai įgavau daugiau jėgų. Dabar galiu... Tai dabar eisit šokti? Dabar galiu kadrilių sušokti. Rimtai? Nu, pabandykit. O tai čia kur palinkėjimas? Ai. Kai tegul atvažiuoja, tai nupirksiu aš irgi tokį, pastatysiu jam imbierinės, kad jam pakeltų irgi taip jau priduotų energijos. Ir lietuvišką išgertų čia Lietuvoje. Grįždami tegul užtuką pasakyti. Jo, tegul užtuką. Grįždami. Ant močiutės imbielinės. Močiutės imbierinės. Pagamins močiutė imbierinė. Gali parodyti, kaip atrodo. Ai, parodyk. Tai parodykit. Ai, matysime? Čia kaip reklama gausis jau mačiut. Močiutės imbierinis. Ir močiutė išpaišyta. Pažiūrėk, kaip močiutė atrodo gražiai čia. Nu gerai. Viskas. Užfiksuota. Užfiksuota jau? Ne, čia nerimtas jau. Rimtai čia jau matysė tokia. Tai ne. Nu gerai, dabar oficialiai pasakykit. Rytoj 7 per LNK rodys. Ką, mane? Tai dabar oficialiai pasakykit kažką. Nu, ar ten jau rimtai, ar kažką, kaip norit. Nu, kad... Sikinti, aš neparą. Mam, tu permušiai mačiutę. Ką? Mam, tu permušiai mačiutėgi sakė oficialiai. Gerai, oficialiai. Palinkėkim. Nu, tai šiltų, jaukių, draugiškų tokių, tegul džiaugiasi, kad vėl atsirado Londone, tegul prisimena pragyventus tuos Londone metus, kiek jie ten pragyveno, kad gyventų taip prisiminimais. Ir ko dar pasinaudotų tom dienom, kol jie ten bus, nu, kad būtų gražus oras, kad jie ten galėtų dar daug ką aplankyti, pamatyti daug ką. Nenupūstų į vėją, sakykit. Jo, kad nebūtų tik taip tokios audros. Matėm per televiziją, sakykim. Kad šviestų saulutė, kol jie bus, o paskui gali ir lyti. Ir tas jau šnekės dar, jau čia trūksta dar. Dalyvauju. Močiut, jūs sakėt palinkėjimo, dabar apie radžių pradėjot. Taigi aš jau maniau, kad nutraukė.